Mokėjimo būdai ir terminai. Nereta įmonė turi kelias sąskaitas skirtingose bankuose ar vykdo operacijas skirtingomis valiutomis. Tam reikalinga apsirašyti visus įmanomus mokėjimo būdus ir sąlygas, kokiomis įmonė vykdo piniginės operacijas. Moduliai pirkimai, žodynai, mokėjimo būdai ir sąlygos. Turime apsirašę du bankus, tai yra SVET ir SEB. Prie kiekvieno banko būtina nurodyti balansinę sąskaitą. Balansinė sąskaita privalo būti įtraukta į sąskaitų planą. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko kodas ir valiuta, kokia vykdomos operacijos. Prie balansinės sąskaitos paspaudžiam pliusą ir pasirenkam sąskaitą. Lygiai taip pat galim prie valiutos paspausti pliusą ir pasirinkti naudojamą valiutą. Dar vienas žodynas pirkimuose yra mokėjimo terminai. Mokėjimo terminų žodyne apsirašome dienų skaičių, per kiek mes galim atsiskaityti. Yra 10 dienų mokėjimo terminas, įsivedam dar vieną. Naujas, įsivedam dar, leiskim, 14 dienų terminą. Apmokėti per 14 dienų. Rašom dienų skaičių. Skolos sąskaitos nereikia ir spaudžiam rankytę arba gerai, kad išsaugotumėm operaciją. Bet dar vienas labai svarbus momentas, prie mokėjimo terminų reikia įsirašyti ypatingą mokėjimo terminą, naujas, tai yra grąžinimas. Jis yra naudojamas grąžinimui. Būtinai nurodom tipą grąžinimas. Toms įmonėms, kurios naudoja sandėliuojamas prekes ar paslaugas ir norės grąžinti prekes ar atsargas. Išsaugom. Visus kitus mokėjimo terminus galite susivesti savo nuožiūrą. Kitame video prekių grupių suvedimas tekas apskaita programoje žiūrėsime, kaip apsirašyti prekių grupės, kaip jas sugrupuoti, atsargas, prekes, ilgalaikį turtą, kaip prie jų priskirti balansinę sąskaitą.